Šitą šviesą? Išjung šviesą, taip, viskas. Turim gerai matytis, turim aiškiai matytis. Tapinkit laivą, aš sakau, tapinkit laivą griežtai, visi tapinkit laivą. Taigi. Visi tapinat laivą. Staigiai. Aš pirmą kartą tai darysiu, žiauriai bijau, visiškai nenoriu. O aš daug kartų ragavęs ir iš tikrųjų tikrai yra šlykštus dalykas. Silkė, pūdyta yra nerealiai šlykštus dalykas. Reikia pasiruošti atsigerti iš karto. Ko tu nori atsigerti? Taigi turiu Mountain Dew. Aš jau išgerbėjau. Gerai, tada ateini čia. Ateini čia! Palauk. Aš patinksiu. Va, biškį yra mano. Gerai, ateik ant kadro. Taip. Sąlygos, challenge bus daug tapo reikalinga, iki milijono tapo. Tai milijono tapo pasiekus mes iš karto valgom. Tapinkit visi ir tuo greičiau gal padarysiu nuolaidų. Šiai dienai yra milijonas tapo reikalingi ir mes valgom. Tapinkit visi laivą, ateis daugiau žiūrovų, bus daugiau tapų, visi tapinat, nes tapose bus esmė. Pofik žiūrovai, pofik koinsai, tapai ir dar kartą tapai, mums reikia milijono tapų, iškart valgom silkę pūdytas, tai susigėdė. Aš kai kristaliukas. Laukiam visų, laukiam visų. Man draugelį atnešė šiandien kaip miela. Ujel, bimyje. Milijonas tapų ir mes valgom silkę iškart su Giedre, ko pasikoja visus raginam tapint. Būk ant kadro, būk ant kadro. Nu, aš nežinau, man stresas, aš nenoriu tas tavo silkės. Nu tai važiuok į Durhatą, kitą kartą sakiau. Tapinkit laivą, nes nevalgysim silkės, tapinkit ir vat, jeigu tūkstantis sekundžių, tai kiek čia minučių? Tu aš paskaičiuosiu. 1000 sekundžių? Tarkim, į sekundę kiek čia tapų yra? Milijonas tapų ir valgom su Giedre silkę. Kitaip sakant, kilkę. Ne, aš galiu dabar surišau, viskas gerai. Kalkuliator, taip, kalkuliator, žiūrim dabar. Jeigu milijonas tapų, ne, 1000 tapų į sekundę, 1000 sekundžių kiek yra? 1000 padalinti iš šiam lygų. Per 10 minučių surinksim milijoną tapų, aš manau, jau 100 štukų surinkom. Milijonas tapų ir valgom, visi tapinam laivą. Visi tapinam laivą, netingim ir dovanojusim šiandien jums nerealų turinį, tai yra pūdytos silkės valgymas dueto būdu, tai yra aš ir Giedrė Renata. Legendinė prostitutka, legendinė valkata, bet mano mylima, Vircho mylima. Atsisuk, meilė, dingsta žiūrovai. Ko tu chalotą tu paimi užsidėjai, viskas, meilė. Gerai, nerėk. Esi labai miela. Radau šniurelius, tai dabar man žiūrėš, kad galėčiau jų. Rėš, tai greičiau pasistengti. Milijonas tapų ir valgom. Čia bus 5 minutės šių. Ir bus tie tapai. Nes labai greitai tapinam. Milijonas tapų ir valgom. Koinsų neprašom, nieko neprašom, tik tai tapo. Visiškas suknelė geišos. Gerai, meilė, neįdomu niekam. Dieve, geišos suknelė. Oh yeah. Kam reikia? Šitą rankovą biškėtai, bet... Kam bernok reikia? Vircho plus geišos. Oh yeah. Gerai. Liko, pasiekėme 20%. 22% pasiekti. Tapinam laivą, visi spaudžiam, va taip va per ekraną, tapinam. Va taip va, visi. Porą minučių ir bus tie tapai, jeigu visi tapins, visi turi tapinti, visi prašau tapinkit. Prašau kaip kyla. Visiškai super. Milijonas tapų skaičius yra va čia, kaip matote, viršuje, po mano nikinėjimu. Tai milijonas tapų iškart valgom, tai tikrai visus skaičių tapintų.
Trečdalį jau pasiekėm, labai greitai mes varom. 1 milijonas tapų ir valgom, 1 milijonas tapų ir valgom. Jau mažai liko. Penkios štukos tapų į 2 sekundės, kad nu, tai viskas, čia porą minučių ir valgėsim. Tapinam laivą, griežtai. Tapinam, live video. Dėl sveikinimų video ir reklamos visi įpijama. Norite mane savo šventėje irgi įpijama. Nustabiausias nuomonės formuotojas Lietuvoje, Laurynas Maibachas, nustabiausias, talentingiausias, labiausiai išsilavinęs, puciaviausias, rimčiausias, gražiausias, zdoroviausias, didžiausias. Laurynas Maibachas. O, nerealu. Kada giedra po kaldra, valgo rududu. Šikniuką tą. Tai 1 milijonas tapų ir valgom mes iš karto. 1 milijonas tapų ir valgom mes iš karto. 1 milijonas tapų. Sakyk. Kaip Nutella. Ir iš pakaliuką vas jį. Iš tų spurgyčių 2 suspaudė jas ir ištryška tokia Nutella, tokia wow, džemas. Toks riešutų džemas, paspaudė spurgytas ir taip trykšta paviški tas džemiukas. 500 000 tapų ir valgome pūdytą silkę, surströmming from Sweden, delicacy, fermented herring, pūdyta arba rauginta silkė, kitaip sakant, rauginta ir labai smarkiai sūdyta. Tai aš iškart sakau, G3 emocija bus tokia. Jai tai tikrai nepatiks. Jinai efigėlins, jinai tokia maisto nebus kvapėjus. Kvapėjus. 1 milijonas tapų ir valgom, pasiekėme jau 60% tikslo. Tapinam visi per ekraną, tapinam griežtai. Meskit koinsus pabiškį, nes koinsų irgi šiek tiek reikalausiu, bet pirmą pasurinkam tapus, bet koinsų nedaug reikalausiu. Tapinam laivą ir dar kartą tapinam laivą. O tu, kai aš tik atidarinėsiu, jau jausis kvapai. Taip, klausau jūs, ponė. Tu būtinai turėsi būtent kamerų. Svarbiausia, būtent kamerų, nebijok rodyti emocijos, kad tau šlykštų taip toliau. Nebijok. Nebijok. Jokių baimių emocijoms. Taip, tau bus šlykštų, bet tu bandyk, jeigu apsivemsi, nieko to galės, aš viską išvalysiu, vem kur nori, tik ne ant kompo, gerai? Nu, dieve. Veršiukas ten pas mane. Mažiukas. Taigi, pasiekėm 75% tapų, 1 milijonas tapų ir mes valgome, tai tapinkit visi griežtai per laivą, tapinkit, nu pasirodė. Tai meilė ant kamerų reikia rodės, nu kodėl tu pusę ant kameros, pusę ant kur tavo smegenis, kodėl tu taip darai? Man kaip skauda. Tai užtenka noras skauda. Na, nesąmonė taip, nu davai vadai, davai. Tikra geiša taboro. Na ką, iki 1 milijono tapų liko labai mažai, tik tais 150 000 tapų. Taip, tapinam, valgysim silkę, pūdytę kartu su Renata. Bliamba, palauk, taigi mes sakėm 21:30. Nu, tai tu pats čia savo grybą. Aik tu nafik, lelė, kaip aš supjauju grybą dabar. Grybuks. Kaip aš supjauju grybą, valandą anksčiau padariau. Daunas. Nu, daunas. Kaip tu ko tu nepasakėjai, kad aš valandą anksčiau darau? Daunė tu, kad tu pati negalėjai pasakyti, kad ne 21 tramą dabar, 20 tramą. Daunė. Ar girdi Utėlę končiną? Kodėl tu nepasakėjai, kad aš ne tuo laiku darau, gaidy, klausiu tave? Aš nežinau, kodėl aš nepasakėjau. Kas čia per dauno gabalą? Kas blogai su šio žmogumi? Pasakykit jūs man. Gerai dabar. 1 milijonas tapų pasiekta, labai visiems ačiū tapinusiems. Esu labai laimingas, kad pasiekėm tapą 1 milijoną. Jau galit nebetapint. Dabar reikaligi koinsai. 6000 koinsų ir pradedam. Meskit po rožę, po korgį, gal padarysiu nuolaidą, bet 6000 koinsų iškart valgom. 6000 koinsų iškart valgom.
Meskit koncų, kiek galima, gal padaryti. Patylėk pitukas, nu dainuok, bet šok, bet patylėk, nu. Iš nekūrų. Meskit, kas jie galit koncų, surinkam 6 štukas koncų, iškart valgom. Iškart valgom. Meskit, kas ką turit, nu spurgas, kepurės, korgius. Meskit koncų, kiek galit. Nu, tikrai reikalinga parama, tikrai reikalinga pagalba, tikrai reikalinga motyvacija. Labai prašau, maldauju. O taip, tai tiek galiu nusilenkti ir viskas. Gerai, tu patylėk pitukas. Iš karto skauda baisiai, skauda ten per raumenis, kaip prasitampyti be skausmo, jeigu turit kažkokią tai mintį, kažkokią tai idėją, kaip prasitampyti raumenis greitai, be skausmo, prašau, padėkit, nes aš esu visiškai sustingus. O, matas, ačiū. 6 štukas koncų iškart valgo. Liko labiau, turbūt jau nelabai ir daug koncų surinkti. 2 štukas jau surinktos. Dar 4 štukas koncų ir valgom. Tai, kaip sakant, šėrinkit laivą, kad būtų kuo daugiau žiūrovų, kad visi būtų čiki bari. Tai ir tapinkit laivą, irgi tik į naudą bus. Daugiau žmonių susirinks ir daugiau koncų bus įmesta ir greičiau pradėsim valgyti. Tai tikrai, kas neturit koncų, tai bent jau patapinkit. Ir dabar skelbiu 1 minutę, komentaruose rašykit, ką norit ir kuo daugiau. Flūdinkit komentarus, 1 minutę skelbiu, paskui jau gausit mūtus, bet 1 minutę dabar. Pasakysiu stop paskui, o dabar start. 1 minutę mėtykit smailus, taškus, ką norit, kad šitas laivas iškiltų. Flūdinkit čiatą iki mano pasakymo stop, flūdinkit nacher. Taip, ačiū už korgius, ačiū Joshua, maldės. Flūdinkit žvengais. O, ačiū už koncus. Bravo. Flūdinkit čiatą, iškelkime šitą laivą. Flūdinkit nerealiai, šėrinkit laivą, tapinkit laivą. Viską darykit, ką jis sako, Joshua, ačiū. 1000. Dabar 10 štukų koncų pasiekėm gal ką. Čia gerai eina. Dar 5 štukus koncų ir važiuojam. 5 štukus koncų. 5 štukus. Meskit koncus, kas ką galit. Korgius, viską meskit, pasieksim. Gal padarysiu nuolaidą. Meskit, kol galit meskit, prašau. Meskit koncus, maldauju ir darysim. Šiandien tikrai padarysim. Visi komentarų žvengus mėtykit, iškelt šitą laivą. Meskit koncus, kas kai galit, meskit koncus, nesidrovėkit, korgius, meskit, greičiau surinksim. Korgius, Galaxy, kepurės meskit, dar pigiau negu korgius. Galaxy. Medūzai meskit jie, kokį labiausiai koncų nori? Šitą koncų. Kokį? Šitą. O paskui Galaxy. Norim Galaxy, mes sugėdė labai, oh yeah. Oh yes, baby, yes, tik tai Galaxy. Šiandien laivo metu metat tik tai Galaxy. Jeigu norite matyti, kaip aš valgau šitą dalykėlį, turite įmesti bent jau 4 Galaxy, nes kitaip aš neragausiu. Done. O dabar visiems iš tikrųjų, kurie norite, kad paragaučiau, galite mesti ir korgius, ir Galaxy. Meskit koncus ir iškart valgysim jo. Ačiū už medūzą, ačiū už koncus, labai ačiū. Meskit. Po rožių, po 5 rožių, 5 centų, galite visų iš šauną. Mum irgi valgyti reikia. 4000 koncų ir valgom iškart. 4 štukas liko, viso. Griežtai nuspręsta. Tapai surinkti, žiūrovų kiekis tenkina. 4 štukas koncų ir viso važiuojam. Laukiu. Oh my goodness. Viskas paruošta, šakutės šaukštai, peilis, lėkštė. Man labai skauda. Gėdės emocija bus, oh yeah, baby. Man čia skauda, žinok. Aš negaliu daryt. Aš turiu eit. Baig, čia nusišnekėt daunas. Baig, nelė, tu pradėlėgi, nesąmonė, šneki visiškai. Ateik ant kadro. Viskas. Tu pasakysi, kiek liko. 4 štukos koncų liko ir važiuoja. 83 žmonės, ačiū už follow. 83 žmonės, kurie follow manate, ačiū jums labai.
Ačiū už dramblį, ačiū už rožės, ačiū visiems. 3 štukus koinsų liko, 3 štukus koinsų liko. Ir valgom silkę pūdytą, 3 štukus koinsų. Ir valgom pūdytą silkę, 3 štukus koinsų, 60 kordų. Arba 30 kepurių. Arba 3000 rožių. Tapinkit laimę, kas koinsų neturit, kad kuo greičiau valgyt. 3 štukus koinsų liko, 3 štukus koinsų. Kas čia metat non-stop tos koinsus, tai gali biški pauzę padaryti, kad jie įkristų. Nu, bet cipa. I don't know. Jo, man biški. Kažkaip atsiršo vis. Ir aš jau žinau, ką aš čia blogai padariau. Gerai. Šonuose tokie du šniureliai. Tai juos reikia pirmą užtvirtinti, kad tada tas... 3 štukus koinsų liko, 3 štukus koinsų, gal netgi mažiau jau. Meskit po kepurę, nepagailėkit. Nu, o, ačiū, labai ačiū. Kas metat koinsus, tik dėkingas, kas žiūrit laivą, irgi dėkingas, ne ką mažiau. Kas startat, irgi malci. Jau mažai liko, ačiū. Ačiū už draugelę, ačiū už rožytes, ačiū už saulutes. Liko 2 štukus koinsų liko. 2 štukus liko. I like it! Tik reikia nusirišti teisingai. Sportat? Kas šie meta non-stop rožytes, ačiū. Kas meta non-stop rožytes, tai padarykit pauzę. Štuka 600 rožių beveik mesta. Pauzę padarykit, kad jos įkristų pas mane. Nes kol kas neužskaito man jau. Čia gali būti tik kad, pofik mes toliau. Tiesiog meskit ir viskas. Dvi štukas koinsų liko rašo. Tapinkit laimą. Tapinkit laimą, vadinai. Ofigėt, matei meilę? Jo, čiagi tu esi šitas gražaliukas, voveriukas. Viskas, 10 štukų koinsų, gerai. 2 milijonai tapų ir valgom, viskas, va. 2 milijonai tapų ir valgom. Visi tapinkit laimą. O Dieve. Tapinkit laimą, viso. Oh my god, aš turiu. Iškart valgom. Aš turiu nueiti. Meilė, būk čia, palauk, tyliai, ramiai, negazink žiūrovų. Kur staliukas mėgsta? 2 milijonai tapų ir važiuojam, visi tapinant laimą ir važiuojam, iškart važiuojam, prižad, va, klikit tada. Viskas, nuspręsta. Visi tapinam laimą, liko 500 000 viso, ir iškart valgom. Šėrinkit laimą, komentuokit, 400 štukų tapų liko, viso, iškart valgom. Bus gerai čia viskas. I'm really scared, aš niekada nevalgiau šito šūdo, pūdyto šūdo. $300 štukų tapų liko, visi tapinam laimą. Nu, bus neskanu, Lelė, aš tu užkart sakau, bus neskanu. Bus tikrai neskanu. Nu, aš tik nenoriu, nepykit. Dėl sveikinimo video ir reklamos visi pijama nuostabų žmogutis. Gal galima kažkaip kitaip nedaryti? Meilė, ateik į kadrą visų pirma. Būk kadrą, gerai? Labai prašau. Taip esu. 200 štukų tapų liko, visi tapinam. Aš pabiškai atidarinėju. Rekordinkit, aš atidarinėju silkę, nes jau čia liko centai. Rekordinkit, aš atidarinėju silkę. Rekordinkit. Tuoj, palaukite. Ateik čia, nu meilė, būk ant kadro, nu prašau tavęs, ateik čia. Viskas, užteks, ateik čia, čia vietis turbūt. Tik pažiūrėjau. Kad jaustum kvapą, meilė, ateik čia, prašau tavęs, viskas. Tik nenumirsi, tiesiog bus šlikštoka ir tiek, viskas, baigiam. Žais. Šlikštokas, sako, bus. Aš noriu, kad tu užuostum, tiesiog noriu, kad tu užuostum. Mano širdis daužasi, aš bijau. Ateik čia. O, fu,
tie, fu. O, tik ant kadro, nu. Nenoriu, užteks man. Ta prasme, pala, Melė, pala, ramiai. Stop, ramiai. Aš atidarysiu balkono langą. Gerai, ir grįžta iškart. Gerai, grįžt. Greičiau tik tai. Dievlėliau. Greičiau, Melė, prasivedins, ateik čia. Ateik Čia čia. dujos. Melė, tai čia tik tais oras, silkė skanesnė. Šūdų dujos. Pakomentuok, koks skonis. Šūdinosi kaip šūdų dujos. Tai net praeina pro visą kūną. Tai net neįkvepiu iš arti, žinokit. Tai aš nenoriu. Baig geriau. Vešiu ir tu namo. Jeigu pragausi, vešiu ir tu namo. Greičiau tada. Tai dabar aš nenoriu. Čia norėsi. Padarysiu, kad norėtų. Gerai. Ateik čia paklausyk. Nu jau aš jaučiu. Pakomentuok, tai tik darbas toks. Kaip dabar tai kažkoks kaip Damian džiovintų vaisių. Kažkas panašaus. Toks kvapas dabar net nežinau. Žinot, tokie vaisiai geltoni Damian vadinasi, man atrodo, tokie dideli, žali. Tai toks va kvapas. I don't know, kaip dujų su šūdukais ir vaisiais kažkokiais maišyta. Taip, dujas ir šūdai, jo. Dujas ir šūdai. Bet ir kažkoks saldus ant galo kvapas yra. Toks kaip vaflių. Svarbiausia, nepasimeskime, nepatriokink žiūrovams, viskas. Galva čia turi būti, Lelė, galva tavo čia turi būti. Gerai. Nepaspaudai. O Dieve, fu. Tai kiek čia man ją dabar reikės paragaut? Vieną kasnį nors, nu. Kasnį? Ne, gabaliuką, tik tai vieną mažą. Mažą vieną gabaliuką, daug aš nevalgysiu tikrai. Stop, Melė, gerai, užsičiaupto nosį, gerai, jeigu tu jau baisiai. Nu, nėra labai baisi, bet kažkaip į kūną įsigeria ir vėliau aš nenoriu, kad man jie būtų tas kvapas. O man čia man pofik. Nu, ne, man tai ne. Man tai kakučiai šio pampersų. Nu tai Melė, o kur tu tikėjais? Kur tu tikėjais? Šūdukais kažkokiais. Nežinau. Nenoriu. Dėkui savo. Taip, tai tuoj. Na, štai vyksta challenge'as. Štai kaip atrodo silkė. Štai kaip viduje atrodo. Štai kiek žiūrovų. Tapinkit laivą, ačiū. Ir štai kaip gėdė atrodo. Jeigu norit, kad neragaučiau, turite mest 4 Galaxy. Tada galėsiu neragaut. Tai jau galėsi. 10 Galaxy neragausi. 10 Galaxy ir aš neragausiu. Jeigu norit kažkas išgelbėjo, prašau, turit 4 minutės. Ne, 10 Galaxy 4, gerai, galim. 4 Galaxy. Meilė, tai jie kaip tik nori, kad tu ragautum ligonę to. Tai ne, jeigu norit mane išgelbėt, kad neragaučiau, įmeskit 4 Galaxy, prašau. Maldauju. Ir aš neragausiu, aš tiesiog pažiūrėsiu tada ir viskas. Jeigu norit, galit pabandyti kažkas įmesti Galaxy 3, 4, 1 Galaxy. O Dievu, jinai rožinė kažkokia. Aš jums galiu pasakyti atvirai, netgi šūdais skaniau šitą silkę. Netgi šūdais skaniau kvepia negu šitą silkę. Nu, čia tikrai kažkoks toks šūdinas kvapas. Gerai, žarnas išvaliau, žiūrėk. Dabar aš tau pjaunu šiek tiek gabaliuką, gerai? Matokį va. Palauk, man reikia susikaupti, reikia Tai gerai, kaukis. Tu ne... Štai netrodo. Nežinau. Ne, kad nu aš tiesiog. Štai. Ir kiek čia man šitą visą gabaliuką, aš nevalgysiu šitą gabaliuką. Pusę tada per pusę. Nevalgysiu. Ir ne pusę. Aš maks galiu parduoti centimetrą vieną. Nu tai va, centimetras man.
tos mirdančio šūdo. Tu jau ragauji? Ne, tu pirma ragausi. Aš pirma. Tai įdomiausia emocija su tavim, Lelė. Įdomiausia emocija tai tavo. Metų pavarskom. Kas pirmas? Įdomiausia emocija tavo, Lelė, bus, tai ruoškis viskas. Nes aš tai valgęs daug kartų iš šūdo. Man tai nežinau, Juk tolkai valgėt. Afu! Šūdais dabar taip, įkvepiu dar labiau. Meilė. Aš susidengus nosį ir vis tiek tas papas ateina. To žmonės ir nori. Gerai, 5 štukus koinsų ir mes valgom. Meskit koinsus. 5 štukus koinsų ir valgom. Liko, žinot kiek? 5 štukus liko. 5 štukus koinsų ir valgom. 5 štukus koinsų ir valgom. Smirda tikrai klaikiai smirda. Aš nieko nesakau. Yra 8,5 tūkstančių žiūrovų ir 2,2 milijono tapo. Nerealu. O, jas rėvėja. O jeigu aš patverkinsiu, galiu nevalgyti tada? Meilė, taigi įdomu žiūrovam. Tai pažiūrėk, koks hypas. Nu prašau, suvalgydami. Matau. Jau prisišnekėjai, prisikabinit. Balsavimo greitai. Ar nori, kad valgyčiau linksmas, o liūdnas, kad ne? Nu, padarom vis tiek paragausim. Arba neragausim. Po biškį meskit koinsus, gerai, nu tiek to, nereikia tų 5 štukų, bet meskit, nu kiek galite. Apklausą, prašau. Kokią? Linksmas valgyt, liūdnas ne. Davai. Linksmas valgyt, Giedriai, liūdnas nevalgyt. Linksmas valgyt, liūdnas nevalgyt. Linksmas, jeigu valgyt, liūdnas, jeigu nevalgyt. Štuka, perlik. Iškart, va dabar jau 2 štukos, kad taip. Aš tokių balsavimų net nematau. Jo, Lelė, nu, iš tikrųjų nelabai gerai, tam gumą, nes labai nemanau tokiam kvapė sėdėt. 170 žmonių manęs gailit, ačiū jums labai. 3000 žmonių jūs norit, kad aš valgyčiau. Aš noriu jūs sutikti asmeniškai su pažiūrėti, kodėlgi jūs norit. O, bulvė. Bulviukas mažiukas, kačiukas, vadėtiulo. Mielafu. Mane galima tiesiog. Ir poch, bet ir ne. Nėra taip, kad labai baisu, bet ir baisu. Labiausiai tas po to bus, kaip baisu tas skonis, kaip virš. Viskas, meilė, žiūrovai mažėja, davai, pabiškai gal. Nu, gali temt gumą, man tai pofig. Tai kad kaip tik didėja. Gali temt gumą. Kaip tik didėja. Nežinau, kur tam mažėja. Kaip tik 300 plus. Nežinau, ką tu čia travelį. Metų pavarskom. Meilė, aš jau esu valgęs 3 kartus šitą video. Metų pavarskom, nu Tu suvalgęs vieną gabaliuką, aš nebebus ką filmuoti už tam laivą. metų pavarskom, kas pirmas, gerai? Nu prašau, galim? Maldau, nu. Meilė, aš esu ragavęs 2 kartus, nafik tu man siūlai šitą šūdą. Nu, prašau, metų pavarskom, maldauju. Nu, davai, 3 kartus. Bet meilė, tai ašgi valgiau, sakau tau, Lelė. Nu, vieną kartą, nu prašau, metam, nu. Meskit koinčių, nes nevalgysim, prašau, meskit, nu. Nu, metų pavarskom, kas pirmas. Rekordinis laivas. Metų pavarskom, kas pirmas. Nu, metų. Davai. Gerai. Pavarskom. Nu, Ką tu šitai? Paskį čykį, rodyk, kad tu pamarskom, blė. Vienas. Ką tu čia rodai? Eik, nafik, daunas, nemokai, blė. Nu, ne. Vieną kartą, nu, normaliai. Davai. Pavarskom. Dar kartą. Va, taik tu nafik, dauna. Dar 2 kartus, kol laimės, na. Eik, nafik, dauna. Ateik ant kadro, nebedarysim šito dalyko, valgai gabaliuką, kaip pasiruoši, laukiam, viskas, laukiam. Šių klaikiai. Aš įsirinksiu pati gabaliuką. Davai. Tai va, gabaliukas. Afu, net to šakutės negaliu paimti. Viską plausim, nu viską plausim. Dieve. Gerai. Klaikus. Ne, aš negaliu. Žiaurus dalykas, kodėl tas irgi tikrai. Tiek, o galiu? Eik, nafik, Tokį dauna. gabaliuką. Ne. Nu, blemba, menė, ką tu darai, taigi... Dieve, mano. Nu, aš tu padarysiu filė, va tokį va, visiškai filė. Ne vieną kauliuką, Lelė, nu, ne vieną kauliuką. Gerai, aš pasiruošiu iš karto atsigert.
Bet aš galiu įspjaut. Galiu pakramtyti ir spjaut. Nenorėsiu, aš tikrai. Tu privalai nors vieną. Nenorėsiu. Tada mažą tą gabaliuką galiu, bet šitą pakramtyti ir spjaut. Gerai, tada minutę kramtai ir spjaut. Minutę, ne. Tada ryji. Nuryju. Meilė rinkis, arba nuryji, arba minutę kramtai. Minutę burno turi išlaikyti. Kramtyti ir išlaikyti. Ir paskui spjauni. Minutę. Ir viskas. Gali neryti. Dieve. Nežinau, reikia pagalvoti man. Palaukit. Palaukit. Leis man komentarus pažiūrėti. Gerai. Ką man daryti? Ryt tiesiog ir viskas, bet tada bus pilve labai ilgai. Ir aš visi ryktų, tai geriausia ryti, nes tada kitaip neužsiskaitys challenge'as. Nu gerai. Rekordinkit. Arba darom balsavimą greitai? Ne, sakė man, mes jūs sutarėme. Nu, padarom greitai balsavimą. Linksmas, jeigu ryti, liūdnas, jeigu pakramtyti. Linksmas, jeigu ryti, liūdnas 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 pakramtyti. Nu, kodėl? Ne, nu... O, nu gerai, greičiau tiesiog padarysim ir viskas. Greičiau padarysim, atsigersiu ir aš eisiu. O tu galėsi daryti, ką norėsi. Aš iš karto įsivalysiu dantis. Pasiruošus? Tegul kyla žiūrovai dabar. Jo. Pasiruošus? Ne, aš viskas pasiruošus, jo. 100%. Tikrai labai pasiruošęs žiauriai, visiškai esu... Tik ant kameros, svarbiausia ant kameros. 100% pasiruošęs dabar tiesiog suvalgyt, neįspjaut nuryt. Ant kamerų, tik prašau, gerai? Neįspjaut nuryt. Jau? Nu, tuoj. Palaukit. Baisi. Nu, bet nėra toks kaip dujų, nu. Gerai. Nu, tas kvapas tik tai ateina. Skonis nėra baisus. Ką vėlko eilė? Nu, ne. Nežinau, man tai... Nėra labai toks baisus skonis, kvapas baisiau. Dvokia labai. Tiesiog, kad dvokia, bet nėra labai... Nėra, kad būtų labai... Kad būtų baisus skonis, tai nėra. Bet kvapas tai šlikštus baisus. Fu, tiesiog. Einu aš dabar jau. Tai tu suvalgyk vieną gabaliuką. Tu suvalgai vieną gabaliuką. Negaliu nuryti, apsivėmiu iškart. Nu tai mažą vieną. Turi nuryt. Nuryti, tai aš mažą norėjau, bet viso negalėjau. Nematėm. Nematėm. Turi suvalgyti vieną mažą gabaliuką. Aš suvalgiau, nu. Suvalgai dabar. Girdi, tu man gaišina neaiškinsi, tai tikrai ką man daryti. Darom balsavimą. Ar Darom balsavimą. Ar jam suvalgyti ir nuryti? Linksmas? Suvalgyti ir nuryti linksmas, liūdnas ne. Taip, yes. Taip, nes aš irgi sakau, nurijau. Tai tu turi tą patį padaryti. Nes kitaip daugiau nedarysiu jokių challenge. Išsigandau aš, na. Nu, pažiūrėsim. Taigi taip, viskas, bet be kalbų net laimėjom. 2300, sakot, ryti, todėl galės įsirinkti kokį nori gabaliuką, kokį tik tai nori, gali tą didelį, gali su kramtytą, gali apkramtytą, gali su kauliukais, gali be, nesvarbu, mes žiūrim ir laukiam. Ir dingo jau kvapas ir viskas jau šitam reikale. Šlikštus dalykas, tikrai šlikštus dalykas yra. Tikrai šlikštus dalykas. Dabar jis visą dieną iš mane šitas kvapas, bet nieko baisaus. Dar liko 4 karbonkės, galėsim kai turėsim mikrofonus, galėsim laisvės alėjai eiti ir duoti paragauti žmonėms siūlyti. Jo, mielai. Na, reik tą gabaliuką ir viskas jau.
Jo, tai taip sakant, ačiū visiems žiūrėjusiems, nuostabi žiūrovai, ačiū, kas koinsus metat nuostabiausiai iš vis ever žiūrovai, kas koinsus metat, kas tapinot, myliu, gerbiu, kas žiūrėjot, gerbiu labai. Galim šiaip klausimus atsakyti. Kas gal? Tai tu turi praryti tą gabaliuką nuo dabar. Lab restriction. Baig mane parindės, man nuotaika, kad aš tikrai nedarysiu to, ką tu sakai. Ryk, tau sako visiems, visi sako ryk. Meilė, aš tokius 2 pokus suvalgęs. Nu tai vieną gabaliuką dabar. Aš išvėmiau 2 kartus, kaip aš to galiu valgyti. Nėra toks baisus skonis, galim paragauti patys. Kvapas tik tai šlikštus, skonis nėra šlikštus. Toks keistas. Tik tai užuodė dujas, sako, ne. Dabar jau sako, neišlykštų tau, nekokia. Nėra labai baisus, galim pabandyti patys paragauti. Tikrai nėra toks skonis, nėra beveik jokio skonio. Nebent aš greit nurijau, gal nepajaučiau, nežinau, kažkaip. Bet dabar jis viduj ten smirda, man jaučiu. Ačiū žiūrėjusiems, dėl sveikinimo video reklamos visi priema. Kas norite pasiūlyti challenge, irgi siūlykit, nes šitas silkė, tai čia žinot, kaip sakant, easy yra. Kažko aš noriu šustriau. Prieš rudenį aš, manau, nusikirpsiu galvą plikai. Įmanomas toks variantas. Viskas. Ir toliau. Ate, aš Kur tu ne? nusiplaut rankas? Nusivalk, grįžk. O ką tu su šitą darysi? Į balkoną. Ar ne? Arba reikia Išmest kažkaip tai eina. uždaryti. Ir dabar išmesti iš karto eina. Kažką nesugalvosim su juo. Į tualetą? Bet ne. Ne, sakau, užkonservuosim, kad neitų kvapas ir viskas. Tai šitą irgi Imk, išmesti šitas reikėjo. su... Ne, šitą išmesti. Nu, Ne, Atidaryk. ne, šitą išmesti, na. atidaryk. Nedėsi, čia normaliai žuvis, atsipis. Tai ką tu su juo darysi? Išmesk gaišiną, aš tau sakau, va, nieko nesijaus. Nu kur man išmest? Smirdės visur. Mes į klozetą. Taigi visokių žalių. Leisk įmesti tą dėžutę. Susikišk savo įsrakę valkatą. Nu leisk įmesti tą dėžutę. Ne, mesi tu čia likučių dėžutę. Aš greitai labai net neišpruvinsiu, nieko pamatysiu. Meilė, tu nemesi į tokios žuvis sukramtytos į normalių žuvis Į skirboms. tualetą irgi negalima. Nu, Galima į tualetą. Nieko nebus. Tikrai nebus. negalima į tualetą, užsikimšiu. Nu tai pats tu pasidarysi tada. Neši? Nenešiu. Kodėl? Nu tu nuneši. Nepirksiu nieko išeina ir temu. Tai į tualetą Į man. tualetą numesk ir išskalau. Ar į maišelį ir užrišti ir į balkoną. Į klozetą pasakiau padlą. Ir vėliau išmesim. Ką išmesi? Į klozetą mes klenė, taigi smirdės, jeigu balkoną laikysi dalnas tu. Toks įdomus žmogus iš tikrųjų. Most ačiū čia, belegė koinsu įmetė. Meskit koinsu, kad negailama, paremkit. Parašą žmogų. Šitą laivą pražiūrėjo 27 000 žmonių. Koinsu gauta irgi solidžiai. Visiems dėkoju, visus kviečiu dėl sveikinimo video reklamos į PM-ą. Tikrai labai nuostabu buvo, nuostabus laivas. O dabar galite man skambinti numerį 068 928 173. Laukia man šitą lėkštę. Paskalau čia va jau. O, nu kvapelis, žinok, tikrai, aš sakau, manau, kad tikisi šitą laisvės alėją pavaikščioti, duos žmonėm tiesiog paragaut, pavostyt, vat, kaip jum šita, vat, yra kvapas. Girdi duplas? Kaip? Girdi duplas? Taip girdžiu. Kodėl tavo ta gedrė lovė guli visą dieną nei indų plauna nieko? Tinginė? Tai pisti galvą toje vieną, arba bibirį per burną. Sakyk, kas yra gaidį. Kas tau gaidys, kada pūdytas ilkę valgysi? Kada tavo močia išsitrauks ją iš šiknos? Taigi pajaučiu, kad kiek bibirį įkišiu per mano galėtų nors. Labai laukiu, kada tu mane prigausi. Tai davai, iš kokio miesto tu iš Vilniaus? Beveik. Kaip tavo mašina važiuoja gerai dar? Alio. Alio. Maibachas maladės. Taip, alio. Alio? Alio.
Kaip tu sekėsi? Super. Unknown caller. A girdi pituką, nes tavo tą popą taip įspysi iššykna, kad jinai kur gulės karstina, kai žartvą į balą. Jasna tau duhas, Kalbėk, pitukas į banas. Kodėl tiek nesmėži duhas? Darbas toks. Po balkono bykis renkia nafą ir bybičių ir pitukas. Tarkim. Nu tai davai užmušiu šitą nafą pagavęs. Jis penktas nevažiuoja, kurai gaidys nafą nemašta. Viskas išplovė. Šitą reiškia balkoną. Kaip kvepas O skaniai. šitą balkoną. Kažkaip už padaryti buvo. Galvoju, kas čia. Atidarysiu balkoną dabar, gerai? Ai. Duok man šitą. Taip. Tiesiog kaip ir paliksiu, iki kol galėsiu išmest. Ir va tavo skudurėlį, bet jau murzini. Ir tau reikės. Biškai paliksim, kol prasivėdins, gerai? Aš, Šanchajaus Virchas bei Miglė, Liza, Mirėja, Andrius ir Paulius, mes sveikinam Miglę ir linkim, kad Bensą turėtum M8, X7 ir savo F10 parduotum už porą milijonų eurų. Tyliau, valkata. Kad Vilniaus kolegijoje baigtum rekordais, kaip ir aš baigiau rekordais mokyklą. Kad vištiena būtų pati skaniausia, maistingiausia, sultingiausia ir traškiausia. Kad atostogų turėtum daugiau negu darbo. Kad Varčionyse visi virchai ir ledoviausi čiuvakai ant tavęs liptų kaip pasiutę. Oh yes, baby, yeah, Miglutė, Miss Varčionys. Man biškai reikia persirišti plaukus. Oi, kaip žiauru. Meilė. Eisim po kaldrytę atšvesti nuostabus live video. Tikrai ne, ko čia tu sirkiuku? Aš to nenoriu net matyti daugiau. Tikrai kvapia. Nu koks rezumė? Nu, kvapas baisesnis negu skonis. Ateik ant kadro, Lelė, nu prašau, tai kodėl tu taip darai, aš nesuprantu tavęs, dėl ko? Aš susirišau plaukus, aš labai susivėlau. O tai kodėl negalima ryžti ant kamerų, pasakytų man. Nu, todėl, kad... Todėl. Koks įdomus žmogus, laivo daro, eina prie spindus, plaukų ir ryžti. Nu, nes man reikia veidrodžio. Taigi čia save matai daunas tu. Aš tai nuėjusi šis. Ateik čia. Meilė tu. Kažkaip sloga atsirado. Giluminis snarglys kažkoks. Galiu, aš įsipurkšti dar vieną tą. Man padėjo šiaip. O, nuroviau netyčia. Norėjau atidaryti ir netyčia nuroviau. Jau viskas, jau mes paragavom, jūs praleidot, tai reikia visą laiką pasižymėti, manau, galima per TikToką kažkaip eventą padaryti ar kažką dabar, aš nežinau, kad jūs pasižymėtumėt kažkaip, kažkas panašaus, aš nežinau dabar tiksliai, bet jau praleidot, tai aš jau tikrai nevalgysiu. Dabar užstrigęs man ten yra kabos narglys viduj. Nežinau kaip. Man jį... Nenoriu, kad ir į burną nueitų. Manau, kad parnosiu geriau.
nepadarėm anksčiau. Praleidot, reikia stebėti dėl to. Kiekvieną laivą, aš tai visą laiką, pavyzdžiui, turiu įsirinkus keletą žmonių, kuriuos stebiu per TikToką. Ir jeigu daro laivus, aš greit karts nuo karto, kas valandą, kas pusvalandį praskrolinu tą liniją, kurie žmonės daro laivą. Ne visus žiūriu, bet tos, kurie domina. Ir jeigu kažko laukiu, tai pačekinu, ten sekundę paspaudžiu, pažiūriu, ar rodo, ar nerodo jau. Tai va taip aš darau. Bent jau. Ir tada nelabai praleidžiu. Susipurškiau 3 kartus, čia yra dienos norma. Jau per daug. Bet gal kažkaip padėsiu. Labubu. Viskas, aš jau galiu pasitraukti. Kodėl? Tai palaukim, kol išsiskirsti žiūrovai, viskas. Nu tai aš šeimą pažiūrėsiu. Ne, pažiūrėk, palaimą tai žiūrėsi. Ne, tai galėjai pabaigti frazę, tai tu pas ten nieko tolkam nesakėjai, tik tai buvai patenkintas, kai gavai banginį. Bet šiaip realiai jo, galima šitos dalykus daryti, bet aš apskritai galvoju, blemba, reikia daryti viduosius, kur mažiau keiksmažodžių, nes kai mes pastoviai... Labai skanu. Nu viskas, aš jau einu, manęs nereikia dabar. Ar reikia? Reikia, būk čia, nu, Nu, reikia, tai tu reikia. nekalbi nieko. Tai aš tavęs klausiau valkatą, kad tu šneki nesustodama. Gal aš graitinėlę visą suvalgyt. Atsinešk čia ir valgyk, ne, greičiau nueik ant kamerą. Kodėl tu kaip taip lakstai per tą laivą, aš nesuprantu. Nu, tai man užknis stovėti vienoje vietoje, prašau. Tai darbas toks, nu tai... Darbas toks, meilė. Pažiūrėkit, ir tai kaip gražiai atrodo, va taip va, jeigu taip stovi man, taip va, ir taip va, ir taip va. Patrauk ranką. Patrauk ranką, prašau. Bet taip, tai kaip atsistoja realybė, taip neatrodo. Realybė taip neatrodo. Vat viškas, norėtųsi, kad realybė taip pat ir būtų, va kaip stovi, tai va iš šono, tai va taip va kaip realybė būtų, o realybė yra kitaip visai. Priimti karo nusikaltėlį Vladimirą Putiną.
kartuoju, jeigu Putinas bandys įmaustyti, susitikimas baigsis labai greitai. Aš esu prezidentas ir jis su manimi nežais štai tokią žinutę prieš derybas Kremliaus vadui pasiuntė Amerikos prezidentas, tačiau kartu vadino Putiną protingu ir džiaugiasi gerais santykiais su juo. Tuo metu į Šaliaską jau atskridusio Sergejaus Lavrovo akibrauštas prieš kameras jis pasirodė vilkėdamas megztinį užrašu SSS. Kažkas apie sveikinimą? Tyliau, nešnekėdė savo. Tai tu nori, kad aš būčiau, bet... Nu tai šnekėk savo reikalus, niekas panašu, daunas. Tu nori, kad aš stovėčiau laivę, bet Šis su galva blogai. Tai ką man daryti? Nu tai judėk, bet ant kamerų, Lenė, taigi laivas vyksta, jeigu nemato, kas už kamerų. Gal tu tiesiog tą pripučiamą lėlę pasimk ir viskas, nu. Prie ko čia aš, jeigu tu nesuvyk ant kamerų? Aš turiu stovėti, turiu judėti. Man patinka, pavyzdžiui, biškį pajudėti, biškį pastovėti. Tai apsispręs, sakau, aš galiu atsigulti ir gulėti tiesiog visą dieną tada. Pavyzdžiui, dabar reikia išmest šitą, nes tuščias. Aš darau dalykus. Daryk dalykus, daryk viską, būk kamerą tiesiog. Labu! Blogas Laurynas. Jis užknisa visus. Jis yra durnas. Jisai užknisantis, jisai pikčiurna tikras. Jam reikia pas psichiatrą mano apsilankyti. O taip, pasakykite jam vaikai. Pasakykite jam visi suaugę. Eik pas psichiatrą, Giedras, eik. Nekutenk kaklo. Eik. Girdi? Iš lauko sako, eik. Tau. Eik, naktį. Balsai kartojasi, eik. Aidas, eik. Jisai nevaldo pykčio. Jisai durnas yra. Padėkite jam. Nejausti pykčio. Prašau. Maldauju. Aš jau pavargau. Tuoj žiūrovai Aš mažės to reik. įspirsiu tau. Gėda. You fucking bastard. Jisai šypsosi. Jisai yra pitukiukas mažiukas. Jisai nori tik tai pyktis ir daugiau nieko. Niekai daugiau nenori. Baig, man, netraudyk, nu tai žais, bet labai mane nervuoji, Lelė. Tai ko tu nori tada, kad aš būčiau čia? Nu tai nereikia man kišti vedį žaisliūtę. Tai nereikia man sakyti, kad stovėčiau šalia. Tada, kai tau atrodo. Neimsim iš šeino, jeigu nestovėsi. Tai kiek aš turiu stovėti tada, pasakyk Pamažai laiką. žiūrovai, Lelė, pamažai žiūrovai. O tai jeigu jie tik tai kils, tai ką tada daryti? Žiūrėkite, naujas challenge'as. Ar labu pavyks sumušti Maybachą? Suspardyti. Aš esu labubu, aš spirsiu Laurynai į kepalą. Kai tu sakai, kai ten, tu sakai, kamoliuką. Здорово! Дело yra. Seni, pas Petrą virtuvėj grandiozinis tūsas. Atvarys O, labas visi, aš esu labubu. Aš galiu spirti Laurynai į nosytę. Haja. Viskas, daugiausiai negalės. Jokių kristaliukų daryti. Oh yes, baby, yeah. Mes jau užklijuosim tą nosytę. Forever and ever. Have to be sure about it. All of you guys. Taigi, kai atėjo labubu, visiems bus linksmai ir smagu, nes Laurynas bus šventasis angeliukas. Mes jam padarysime sparnelius iš vištų kojyčių. Ir ne tik, ir plunksnyčių. Iš tokių vištyčių, kurios gatve vaikšto su trupais jonukais. Išvertusios savo papukas. O tai. Jis galės skraidyti danguje. Gerai, šitą nežinau, čia nesąmonė buvo. Šitą iškirpam. Taigi, aš esu labubu. Aš esu labubiukas. Kaip ir šitas Laurinukas. Kodėl jo plaukai mėlyni? Nežinau. Nes labai daug minčių.
Viskas, jau mane prašo, kad išjungtų. Meilė, baig, nu koks sėdus kažko prašo. Atsidaryk TikToką, davai tiktais greitai. Skambinu Petrui, įmestų banginį. Aš galiu pasakyti, kad aš prasidėjau prie šito video filmavimo. Naujas video yra įkeltas yra Artūras Artas Art. Būtinai pasižiūrėkite šį puslapį. Aš esu prasidėjus prie filmavimo šiek tiek. Ten, kur kadrai, kai jėdu, ten mano kadrai. Kaip skamba. Na, tik vienas, aišku. Bet suprantate apie picture scenes I'm talking about. Labai gražu, labai mielas. Mes kastuvai šonai, žinosi, kaip Petra apipisinė, tankelių, davai. Nereikia. Koks dėdė? Labai jokingai. Labai jokingai sako Labubu. Aš spaudžiu like. Ir Laurinai rodo fucką. Fuck you, bitch. Baig! Koks tūpas panas. Tūpiausia bobo kokia manas. Labubu niekas negali nieko padaryti. Oh yes, baby, yes, baby, yes, baby, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Ačiū labai. Aš pavargau viskas. Man tas irgi dabar aš tik apsivaigus jaučiuosi. Jeigu būtų ten didelės koncentracijos dujų juoko. Kažkaip jau tai nežinau. Mes bonkė ant kelių, davai greitai. Iš tikrųjų. Taigi mes pagalvojame, kad tai gali būti tiesa, juk dujos, juoko dujos. Pagalvokite logiškai. Wow. O, aš gerai. Seniai, pas Petrą virtuvėj, grandiosinis tūsas. Atvarys. Labubiukas, miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Baig. Baik, kas čia dabar? O kas čia mane liečia? O Dieve, mano plaukai, mano nagučiai, mano blakstienytės. Ojojoj. Viskas jau mes suvalgėm senai. Jūs praleidot. Aš jau daugiau nevalgysiu. Antrą kartą tikrai. Nebent už 10 Galaxy. 10 Galaxy galiu suvalgyti dar gabalėlį viskas. Daugiau jokio gabalėlio nebus. Jau. Pasakė Labubu, niekada daugiau neleisiu Kietriui valgyti lasykės. Nedenk tų kameros daunas, tai nesimato mūsų. Aš rodau Labubu. Nu tai rodyk jį va taip, kad matytumės ir mes daunas tų gončinos. Nu mes va, nu tai sakė, matot, tai kažkaip anksčiau per anksti, tai sakau. Kažkaip tai turite karts nuo karto pačekinti, kas daro laivą, kad nepraleistumėt. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you, President. I'd like to thank you very much. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Mailbach numeris 689 28173. Speak to you again very soon. Mailbach numeris 689 28173. Hey, nice PS5. How much is it? You like it? Nejudink rankos, malagės skrolinam. Tai koks tumpas panaras, na. Kas ir toks? Nu nejudink rankos, gaišinam, nu prašau tavęs. Kas ir toks? Patrauk savo tas rankas. Patrauk. Ir nekrenta žiūrovai šitai, bet reikia dabar žmogutė. Tu esi užknisantis žmogutį žudyti. Zelensky invited 8 European leaders tomorrow to visit. Au, būk, lopas. Elektrą padariau. Jeigu žinot, ką reiškia elektrą, tai va turi paimti šitus kumbukus. Ir tai va. Meilė, baig, nes aš tau padarysiu elektrą. Ko tu darai, pitukas? Užkisai jau. Tu šonkulius, laužo šonkulius. Tai ten tarp šonkulių reikia. Nu tai nelystų, meilė, bet taip nervuotas ir taip daunas. Tai ko tu nori, kad aš tau
Ai, jau čia Darbas toks, ko aš noriu, darbas Nu, toks. tai viskas, aš jau, sakai, iš tamų galiu kažką, tai aš jau dabar jau raisiu. Gerai, jeigu lūkis tada į laivą darau lovai. Ne, ne, Tai rinkis, čia stovim ar ten filmuojame? čia stovim. Kiek man stovėti, čia dar reikės. Kol, kai bus 2 štukų žiūrovų, išjungsiu laivą. Kai bus mažiau štukos. Tikrai ne, aš pasakau. O malė man balė, o malė man balė. Liūdnas buvo pakramtyti. Malė man balė. Šiaip pakramtyti būtų žiauresnis, žinokit. Jo. Aš taip pagalvojau dabar. Aš galvoju, kad nuryt, nes pilve bus, bet glemą pakramtyti labiau, nes tas kvapas yra žiaurus. Kvapas yra žiauresnis nei skonis. Iš pradžių, kai atsikati tokio skonio, tokio dujų duoda ir vėliau dingsta. Ir lieka tik kvapas. Labubu, labubu. Aš esu labubu. Ne, jo nereikia. Aš esu labubu. Ką tu veiki, Lioliniai? O ką aš klausiu, čia labu? Lioliniai, aš esu labubu. Tik didėjai žiūrovai su Giedra. Aš esu labubu, pasakyk, koks tavo vardas, Lioliniai? Liauliniai. Iš kur tu žinai? Man sakė Giedra tokia Ką tau valkata. pasakė? Taigi sakau, man sakė Giedra tokia valkata, tu gali paklausyti, ką aš tau Aš sakau. nesuprantu tokių žodžių. Meilė, Giedrė tu. Atsigiedlė. Pasekit mane, pafolongit mane visi. Visi pafolongit mane. Atsigiedlė. Pasekit būtinai mane, man laivas ir taip toliau. Pasekit mane, pafolongit. Viskas. Labubu sako, kad turite followinti visi jį. Nes kitaip, aš jam nukirsiu galvą. Oh, yes. Dabar, labubu. Aš esu karalius. Net purvinkio daunė tu. Taigi čia tik ant kojyčių, Ai, nu. Kojytės tik tai. Ant kojyčių. va. Durnas. Baik manita. Pasekit mane visi. Tavo ausis yra mėlyna. Galiu aš biškį pažiūrėt. Biškį vieną. Neveikia. Nu, Eik, nafig nuo telo valkata, nu. Nu tu buvai. Paskui. Nu, kirzdinsiu tą aš. Kirzdinsiu. Tavo. Taigi mes dabar turime labai svarbą naujieną. Mes dabar padarysim kai ką įdomaus. Mes įdėsim jam kažką galvos, nežinau ką. Неожиданно. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже... Žuveliukas. Kiek laiko turiu pagalvoti? Vienas yra žuveliukas. Oi, tiksliai. I don't know about the sound, but blah blah blah. Giedrės turėjo taip nuo tų silkių visokių. I agree. Nu viskas jau. Kas viskas, žiūrovai nemažėja, daunė tu. Mažėjau. Kur mažėja tu, ant 100 nukrito per valandą, wow. Dauna gabalas. Aš
pasimsi telefoną. Greitai, tik labai greitai. Nu, tiek čia ant kamerų, vožgaidė. Baigi. Gal aš taip ant šono atsisėsti, jeigu nesulūš. Nu, tai jeigu sulūš, tai tau šau. Nelysk. Stovėk, tau reikia fiziškai išsikraut, Lelė. Stovėk. Nori, aš tada galiu tave vieną palikčiau ir stovėsi šiandien. O ką tu darysi? Stovėsi? Nu, aš palisėsiu. Ne. Tai damai stovėk, jeigu tau geriau. Na gerai, gali palik man. Ne, ką aš veiksiu. Būnam dviese, pastovėk, Lelė, geriau mėgosi, nu. Baig, Lelė, gerai. Anoj pieno. Taigi žiūrim šį sukneles tada. Ką daugiau daryti? Gal tokią tigrinę? Ne. Ką dar gražiai visai? Gerai. Ar yra dokumentai, ar yra viskas dėžutėj su viskuo, kaip turi būti ir kiek procentų baterijos likę? Ką manai apie tokią? Patinka. Ką manat? Man tokią? Jeigu? Nerodė gal tokių valgų. Čia tik tai suknelė. S dydis. Kaip smirdas. Šiaip tavo labai graži. Tokia va. Bet nėra dydžių, manau, kaip gaila. Jeigu aš galėčiau ranką padėti. Ant kamerų, meilė, būk, nu aš tas prašau, kas tau su galva blogai? Kodėl tu tai? Kaip įmanoma padaryti laivą ir būtų už kamerų, tai kam neįdaryti tada? Keistas labai žmogutis, yra keisčiausias žmogutis pasaulyje. Visiškai taip. O, man kaip skauda raumenis, aš nežinau tiesiog. Ką man daryti? Tai nieko, ką čia veiksi? Muzikos klausai. Gali filmuoti? Ką? Gali filmuoti? Ne. Ne, kodėl? Mokam. Kas mokama? Man mokam. Aisim baltynų pirks. Ką? Aisim baltynų pirks. Kas tas baltynų tavo? Gėrimas su burbuliuko. Aš alaus jau. Kaip sveikata? Alaus paimtų. Gerai. Mačiau laivą darei vakar. Na, tai krepšinį žaidėm pas mūsų. Krepšinį? Aišku, pas Petrą mūsų varų. Ką? Petrą mūsų varų. Jau žinai, rangus nepaitą. Mes tai... Ne. Toks, ne? O buvę atmėti, bet... Šie sulaužyti. Tai duris randasi. Tai kur, Klaipėda, kur skrūva lavona. Ai, tai toli, ble. Tai kas šiandien, nuo Kauno 200, a ne, jeigu ne 300, 200 jau suriškas. Tu pėm kokį. Nu mes kadrėse, kad pažiūrėčiau, aš kiek maždaug pačiau kilometrų kitavęs apsimokačiau, neapsimokus tam prisidėtų. Ko nebešneki su žiūrovais? Matai, kaip nukrito žiūrovai iš karto? Šlikštį silkę. Nežinau, nosį krapštau su silkėtais pirštais. Fui, man aš dabar kaip pabandžiau prasidėti tos raumenis, tai man net skauda čia va nugarą. Kažkaip biškai, bet nedaug. Tai gal ir gerai, kažkaip tie užstrigę man raumenys, kažkaip. Nežinau. Net 3.
But I did dry January this year. Russia is still unsuccessful in Donetsk region. Putin has been unable to take it for 12 years. And the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since Skåda. Снизу. Man vardas Labubu. the Stovėk geriau mėgosi, tau reikia išsikraut. Tu esi psichinis ligonis, kur reikia išsikraut. Tau reikia išsikraut, pituchas. Reikia biškį. Galiu pasakyti labanat visiems. Mažiau štukas bus tada iškart labanat. Mažiau štukas, tai kiek. Aš pasiimsiu kėdę, žinok. Gerai, viskas. Labubu, labubu. Taigi, nepatikėsi merginas, kas vyksta iš tikrųjų. Aš dabar ir tamų žiūriu, ir šein žiūriu. Ir biškai man liūdna, nes aš nežinau, ar man tiks daugumą rūbų, nes aš jau, biškai pastarėjau. Ir man jau dabar kitus rūbus reikia nešioti ir ne visi tinka. Tai dabar norisi daug užsisakyti visko, nes viskas gražu atrodo, bet viskas gali netikt. Ir jeigu tas, kas gražu, netiks, o tiks tam vienas arba du daiktai, tai norisi įsirinkti ir gerai, žodžiu. Tai dabar toks ir šiaip nejauku, nes kaip ir ne mano pinigai, tai man biškai nejauku dėl to, bet ir džiaugiuosi kaip, bet galiu nusivilti. Vogt jauku, o išeiti užsakyti nejauku. Čia yra, jinai meluoja. Jinai sėdi ir knysa proto jums, aš jums sakau. Ne. Vogt jauku, o išeiti užsakyti už pidisoką nejauku. Ne. Wow. Tikrai wow. Ne. Žodžiu, tiesiog man smagu, bet ir taip, nežinau, jeigu netiks, tai paskui nepatiks ir bus veltui tas gal dar. Ласковая моя любимая, Гидря она, таможони она, таможони. Taip, dabar rytoj varysim reikaliukų tvarkyti gerai. Geida. Geida. Geida.
Ką? Padarykit tu taip. Šonu. Rekordykit ir fotkinkit. Numelinta, tai... Tavo tas veidukas, tavo tas toks veidelis. Tu matot, koks jo tas veidukas, toks gražuoliukas ir negali One chip challenge. Kas yra one chip challenge? One shit challenge. Baik, meilė, nu. Nu tai kad tai jau atsigirdo, ką aš galiu padaryti. Čipso challenge, vienas čipsas. Dabar Giedrai čips vakelį ir tik vieną čipsą suvalgyk. Taip, gerai. Meilė, nu, taigi nesvarbu, aš irgi biškį paragavau. Na, kaip jums šitas yra drabužis? Visi, kaip maži vaikai, biškį paragauja, patys net nežino, tai nieko čia baisaus, susitas teoriškai. Mes tai ragaujame. Kamera anksčiau buvo. Aš noriu kavytės pasidaryti, bet dar palauksiu. Žiūrėk, gal tokį man nusipirkti, kad užpakalį pakeltų. Taip, davai, bet ir nufotkinsim su šitu, ieškok tų Su dalykų. šitu nefotkins. Nu tai meilė, kodėl? Nu kur tu kelsi? Nu, pabandysim. Meilė rasiu, kol kedu baig, blem, nu, kad tu klausai nesąmonę. Klausai pas socialinių tinklų vyrų, kur aš kelsiu, tai tu atskirą Instagramą reikelsiu, nu. Ir bus įsipirks iš karto už šitas dalykas, nu. XS imtaras. Nežinau, meilė, žinok, jau tavo dydžio nežinau, žinok, man nelabai įdomu. Ieškok visokių dalykų erotinių, va tikrai būtinai ieškok. Jeigu S, tai gal S. Nes jau mano M. Ieškok ir rytoj padarysim pirmą siuntą jau. Ir sakai šiandien, dabar jau rytoj pasikeitė. Tai šiandien mes išrinksim ir rytoj užsakinėsim daunas. Rytoj mašiną išrinksim, Lenė, nu tu daunas. Gerai. Kas tau blogai dabar yra su galvytė mažutė? Na, kaip jūs manote, užėlės išeina. Žus vaikinukas, sakyčiau. Labą. Na, kaip jums šitas yra drabužis? Visi laimė sako, kad gražu patinka. Nežinau, ar gražu jums. Nu, tegul M dydį ima. Nu, sakot, M dydį gali būti, nes dabar sakau, mano kelnes jaučiu, kad M dydis. Tai, kad vėliau nebūtų per šaunis irgi apspausta labai daug. O kaip jau tokios? Gražu. Tai ieškok kažkas su akcija pinigų. Nu, 5 eurai. Ai, 5, davai, nu, ieškok. S ir M. Sveiki visi, šiandien 21:30, tik tokia Take it to alone. There's so Если ты отправляешь... Всем привет.
alkoholius, jeigu tau Fyrselis vreugin. Salėms. Tu bil. Sakot M ar S. Gal vienas pabandyti M ar S. M pabandysiu vienas, gal nežinau. Pagalvosiu vėliau, nes čia labai sunku, tikrai dabar su tom kelnėm man labai sunku ypatingai, nes timpas, o pavyzdžiui, S, smūg, pavyzdžiui. Ta prasme, viskas aptinta, bet turiu labai užsikelt aukštai, kad man būtų taip, kaip aš noriu, tinkamas, kitaip tariant. Tai, o didesnės bijau imt, kad nebūtų laisvo irgi ten, kur nereikia. Tai toks va dabar, gal reikia M bandyti. Dieve, tas nukutis. Baby, Giedrė baby. Giedrė baby. O Dieve, mano baibis. Šitos gražios. M. Meilė, mano tu. Taip, Gražuolis tu. taip. Karščiausias vaikinas, ar ne? Meilė. Ką? Labubu. Labubu. Na, vėl pradėjo kilti žiūrovų. Kas yra tau? Nieko, Mylūdė tu maža. Что? Да-да-да. Меня зовут Тати, Пача Тати, Татьяна Плаксина. Tu mąstys? Kas bernai, kas balchūrai? Tai ką jūs dėlioja šlagbaumai pas mane kasa? Šmutė originaliai iš parduotuvių nupirkta. Mėgoj, хуєгoj, garočia. Pas mane kas antra šmutė, garočia, pavot. Babuina. Kas buvo? Nieko. Kur tavo ikrai klausia kažkas? Kaip ir vietoj. Tai ko tu jų nevalgai? Buvo gera idėja, sputikas prieš jo. Gera idėja, bet... Jo, gera idėja. Tu pat ir pasidarysi turbūt. Pasidėk, pasidarysi, right? Pasidėk. Ramiai gražiai. Mėding? Pažiūrėk, kad nesublogės vaizdas su šita šviesa. Ne. Davai, nes man reikėtų. Labas visiems. Ačiū visiems už follow. Galėčiau pažiūrėti, kiek čia po followinom, bet kažkaip neveikia. Kažkodėl neveikia. Tai vat.
tai aš tai viską pasakęs, nežinau, gal daugiau sakyt. Dabar tiesiog šiandien esu ir viskas, žiūr dalykus visokius. Tarkim, kažkokias timpas, kurios patiktų Laurinui, tai žinot. Nežinau, kaip atrodysiu su jom, nes iš fotkų tai čia atrodo žiauriai wow, o kaip ant manęs, tai aš taip ir nematau iš tikrųjų. O jisai manęs nesistengia labai gražiai ir ten fotkinti ar filmuoti, tai nelabai ir žinau, kaip iš tikrųjų atrodau. Vieną kartą per veidrodį taip matos, kitą kartą taip, kai pažiūri save iš šono vienaip, vienur kitaip, tai nežodžiu. Kiek aš žinau, jeigu sukuriate video su juo, tai pataginkit jį arba jam atsiųskit į Messengerį. Taigi. Ne, aš nesilaukiu. Jo, mes valgėm jau prieš valandą kokią, tai I don't know really. Galit pažiūrėti ištraukas kažkokias. Aš irgi paragavau, nu, kvapas iš tikrųjų žiauresnis, galiu pasakyti. Nei skonis. Dabar taip. Čia daug reikės tvarkyti labai. Prižiūrėti, kad tai neprivoktų. Aš jau tuo pasitrauksiu, Laurinai, viskas. Kodėl? Kentiek mane, geriau miegosiu, nu. Čia pabūk dar, pabūk. Pabūk, Lelė. Nu, nežinau, čia ar man buvo stora, bet ačiū labai, Ema. Taip atrodo gražiai, bet šiaip taip, tai vat nelabai. Pavyzdžiui, ir taip, nu šiaip gal ir gražiai, tiesą sakant. Gal aš bijau, nes mano lūpas labai tamsios atrodo ir dabar taip man nelabai gražu. Nežinau net. Arba kaip tik yra šviesa. Gal man čia daugiau pasilikti, tiesą sakant, su jumis, nežinau, aš jau. Ačiū kažkaip jūs čia man paro... Nu šiaip gal ir gražiai, aš čia visiškai dabar natūrali. Nu tipo, nusiplovęs makiažas blogai. Tai reiškia, kad neliko, bet galimai liko kažkas. Tai toks vat. Ir dabar. Nes aš nieko nedarau šiandien. Ir viena Ema rašo, kad aš graži, kita Ema rašo, man gaila tavęs. Nu, man kartais viskas savęs irgi gaila, neslėpkim. Oh my goodness. Vėl, žinok, nekrenta tie žiūrovai, aš nežinau, ką tu nori. Sėdėk, žinau. Tai aš galiu atsigerti kažką tada. Ką tu padau? Ko nors skanaus. Gruzinišką tą gėrimą davai. Ne, aš nemėgstu amyžių. Gira, kola ir viskas. Gali būt gira. Arba Fanta limon, bet davai gira. Na, gira. Gira davai. Štai aš geriu Renatą vaišinu girytę. Fuitas, žinai. Suvalgai kažką. Meilė. Ir makaronus valgysi. Ir ko? Suvalgai kažką. Ko šitą smulkutę katytę nuolė iš tatuko?
Taigi negalima. O gal išjunkime laivą, aš tave atšersiu, kurva. Taigi negalima, tai... Kur veikia? Maža jinaigi yra. Gėla saldų, gėla gazuota, gėla galdų. Čia tikrai parodysim, kad čia yra gira. Tai yra gira tiesiog. Kad nebūtų. Ką veiks rytoj, meina? Ką veiks rytoj? Kur rytoj varysim? Aš nežinau. Atsiprašau. Ir taip, rytoj man reikės pieno, į Akropolį burbulų. Paskui... O koks siuntinys bus atvaręs iš tikrųjų. Šipt. Giedri Anata, Giedri Anata, Giedri Anata. Anata. Išmokau iš tavęs. Anata. Atsiprašau, meilė. Atsiprašau. Get ready for it. Tas vat pasakymas, kad aš nebedarysiu tų betlų. Man yra bergždžias reikalas. Atsiraugiau, ką tik tam Bendravimas be heito taip. žuvim. Bet supranti, žmonės nesugeba todėl, kad TikTok'e atsirado žurnalistai. Ir tie žurnalistai šiaip sukėlė savotiškas dramas. Skonis tikrai nėra Jeigu tu baisus. transliuoji TikTok'e, tave daug kas gali iškarpyti. Ir jeigu tave iškarpo, tada gaunasi dramos. Visi žaidžia sugedusi telefoną. Neįdomu, liūdna sugedusi telefoną. Jeigu fotografuoja moteris, tai... Nežinai, ką reikia. I'm with Ronaldo and he's got a sue. 1, 2, jump. That's it. So 1, 2, jump. I'm with Ronaldo and he's gonna teach me how to sue. 1, 2, jump. That's it. So 1, 2, jump. Norit Yamahas, bet už 3 kart pigiau turim jums pasiūlymą. 100. No, kodėl mil... Лаба Гена. Здрасте. Не понимаю по-литовски, не знаю, Labadiena, нет, я... Aš nenoriu savo profkį, nes aš ne gimnazijoje. Aš jau 10 klasių krūvą baigius ir pamiršus gimnazijoje, aš profkį. Bet aš nenoriu į tą profkę. Заявка отправлена, окей? Jo, aš nenoriu tiesiog... Na, aš galiu... Вообще, kada norėsiu, tada į... Labas. Šį šeštadienį rugpjūčio 23 dieną susitinkam prie Kauno Marių. O, Dieve. Hitler s'est donné enfin comme mission de réunir au Reich tous ceux qui parlent allemand, en commençant par son pays natal. Vladimir Putin just spoke about Zelensky, and well, you gotta take a listen. To have a meeting, and by the way, I'm ready to meet with anyone, including Zelensky. It's not the point. If
the Ukrainian state authorizes anyone to hold negotiations. The point is, who will sign documents? I didn't invent anything. In terms of propaganda, you can say anything about the legitimacy of the current authorities. But when we resolve serious issues, what is important to us is not propaganda but legal issues. According to the Ukrainian constitution, the president of Ukraine is elected for 5 years. He is once again saying that Zelensky is not the legitimate president of Ukraine because of martial law and all these things. He is wrong and he's lying to you. Zelensky is the president of Ukraine. Martial law can only be changed because of parliament. If you believe anything else other than that, then you're believing only Russian propaganda, which is a lie. I'll be sure to keep you updated, so please do share my videos. Vladimir Putin just spoke. Alaska is a state within the United States of America, so the president is very honored and looks forward to hosting President Putin. Giedrė nulipo nuo šein telefon, išsirinko pantalon. Ne. Nieko neįsirinkau, tiesą sakant, viską, ką rinkausi dabar, dauna, tiesiog motivacija jau. Aš tai siūlyčiau geriau, bet ne, tu galvoji, žiūrėdama, tu galvoji, kad mes pasidėsim laivą, iš visų laivą, nebus laivo lovui. Taip galvoji? Taip. Sėdėsim čia tada, man gerai. Aš galvoju, man gerai. Nu, aš tai taip ilgai nesėdėsiu tikrai. Važiuom toliau su knyga tada. O gali geltoną šviesą padaryti, jeigu pabandyti? Ar čia tik šita tokia balta ir yra? Nu, geltoną. Nu, man gal tokia va geltona. Nu, ne, gal tokia. Sakyk greičiau, kai įmė, negi filmuotis. Nu, tokia biškė. Tokia? Va, tokia va. Viskas. Biškė tokia, kaip jam? Nu, 10 minučių paskaitysiu. Biškė tokia tamsesnė, man tai gražu, aš taip norėčiau įdegti. Rudai. Gerai, toliau dabar. Na ką, skaitome toliau knygą Nedirbk ir skyrius Būk starteriu. Nebereikia įmonininkų. Pamirškime terminą įmonininkai. Jis pasenęs ir turi nereikalingų konotacijų. Jis skamba kaip uždaras klubas. Kiekvienas turi galėti sukurti savo verslą, ne tik ta reta rūšis, kuri vadinasi įmonininkai. Atsirado nauja žmonių grupė, kurianti verslo įmonės. Jie gauna pelną, tačiau nesivaidina įmonininkais. Dauguma jų net nesivadina įmonių savininkais. Jie tiesiog daro tai, ką mėgsta ir gauna už tai atlygį. Pakeiskime tą prašmatniai skambantį žodį į ką nors žemiškesnio. Vietoj įmonininko vartokime žodį starteris. Kiekvienas, kas sukuria naują įmonę, yra starteris. Tam nereikia MBA, verslo administravimo, magistro išsilavinimo, sertifikato, prabangaus kostiumo, lagamino ar didesnio nei vidutinio polinkio rizikuoti. Tai reikia idėjos, trupučio pasitikėjimo savimi ir postūmio pradėti. Pirmyn, palik ženklą visatoje, kad arba sektųsi, reikia jaustis, lyg darytum kažką reikšmingą. Lyg būtum svarbus visatos mechanizmo varžtelis, lyg esi kažko svarbaus ir didelio dalis. Bet tai nereiškia, kad turi išrasti vaistą nuo vėžio. Tiesiog tavo pastangos turi būti vertingos. Iš klientų nori išgirsti. Tavo produktas, paslauga pagerina mano gyvenimą. Tu nori jaustis, kad jeigu nustosi daryti tai, ką darai, žmonės pastebės. Tau reikėtų paskubėti, amžinybės neturi, tai viso tavo gyvenimo darbas. Tu nori sukurti dar vieną produktą ir supurtyti rinką. Tai, ką darai, yra tavo palikimas. Nesėdėk ir nelauk, kol kas nors padarys tavo norimus pakeitimus. Ir nemanyk, jog reikia didžiulės komandos, kad nuveiktum ką nors reikšmingą. Tarkim, Craigslist, kuris pakeitė tradicinį skelbimų verslą.
Turėdama tik 40 darbuotojų, įmonė generuoja $10 milijonų pelno, valdo vieną populiariausių tinklapių internete ir visiškai sunaikino tradicinį skelbimų laikraščių verslą. Tinklapis The Drudge Report, kurį valdo Mattas Džudžesas, yra vieno žmogaus projektas, tačiau jis turi didžiulį poveikį visai naujienų rinkai, televizijos prodiuseriai, radio laidų vedėjai ir laikraščių, biški galva aukščiau, galva aukščiau su papitukas, ir laikraščių korespondentai lankosi šiame tinklapyje, kad rastų temų savo straipsniams, laidoms ar pokalbiams. Jei ketini ką nors daryti, daryk tai, kas svarbu. Šie nedideli žaidėjai atsirado iš niekur ir sunaikino senus verslo modelius. Tu gali padaryti tą patį savo rinkoje. Nu, aš tau... Ramiai, to jausim laivą jau. Pasikasyk pats. Paprasčiausias ir tiesiausias būdas sukurti puikų produktą ar paslaugą yra kurti tai, ką pats norėtum naudoti. Tai leidžia kurti tai, ką žinai ir iškart suprasti, ar kuri ką nors gero. Savo įmonėje mes kūrėme produktus, kurių reikia mūsų pačių verslui. Pavyzdžiui, norėjome fiksuoti, su kuo bendravome, ką sakėme ir ką reikia daryti toliau. Sukūrėme high-rise kontaktų valdymo programinę įrangą, nereikėjo jokių fokus grupių, rinkos studijų ar tarpininkų. Mums nieštėjo, todėl pasikasėme. Kurdamas produktą ar paslaugą, kasdien turi priimti šimtus mažyčių sprendimų, spręsdamas kitų problemas, tu tiesiog nuolat grabalinėji tamsoje. Kai išsprendi savo problemą, įsijungia šviesa. Tu tiksliai žinai, koks atsakymas yra teisingas. Išradėjas Jamesas Dysonas pasikasė. Namuose siurbdamas dulkes jis pastebėjo, kad mažėja dulkių siurblio įsiurbimo gale. Dulkės užkimšdavo maišelio ant gėlės ir blokuodavo oro tėkmę. Tai nebuvo kieno nors kito įsivaizduota problema. Tai buvo tikra problema, kuri iškilo jam pačiam, todėl jis nusprendė išspręsti problemą ir sukūrė pirmąjį pasaulyje cikloninį dulkių siurblį be maišelio. Vincui Fithui, timpanų grojusiam Bostono simfoniniam orkestre, kilo mintis patobulinti būgnininko lazdelę. Lazdelės, kurias jis naudoja, ne visai tiko jo grojimui, todėl jis pradėjo gaminti ir pardavinėti lazdeles savo namų rūsyje. Vieną dieną jis netyčia iš rankų išmetė ryšulėlį lazdelių ir jos visos atsitrenkusios į grindis suskambėjo skirtingai. Tai išgirdęs jis pradėjo atrinkinėti lazdeles pagal drėgmę, svorį, tankumą ir tono aukštį, dėdamas jas į identiškas poras. Tai netgi tapo jo šūkiu, tobula porelė. Šiandien Vico Firtho įkurta įmonė pagamina po 85 000 lazdelių kasdieną ir užima apie 102% visos būgnų lazdelių rinkos. Bėgikų treneris Bilas Bowermanas nusprendė, kad jo komandai reikia geresnių, lengvesnių bėgimo batelių. Jis nuėjo į savo dirbtuvę ir į šeimos vaflių dirbtuvę. Supylė gumą. Taip atsirado garsusis Nike vaflių formos padas. Žmonės norėjo numalšinti savo niežulį ir atskleidė, kad daugybė žmonių reikia to, ko reikia ir jiems. Tu turėtum elgtis lygiai taip pat. Kurdamas tai, ko tau reikia pačiam, gali iškart nesiremdamas jokiais tarpininkais vertinti produkto ir paslaugos kokybę. Mary Kay Wagner, Mary Kay Cosmetics įkūrėja, žinojo, kad jos produktai kokybiški, nes pati jos naudojo. Jos ji gavo iš vietinio kosmetologo, kuris tiekė produktus savo klientams. Giminaičiams ir draugams. Kai kosmetologas mirė, Mary Kay iš šeimos narių perpirko jos sukurtus produktus, receptus ir nereikėjo fokus grupių ar mokslo tyrimų, kad išsiaiškintų, ar produktai kokybiški. Jai užteko pažiūrėti savo odą. Geriausiai joks toks požiūris, spręsk savo problemą, priverčia pamėgti tai, ką kuri. Tu iš labai arti matai problemą ir jos sprendimo vertę. Galų gale tu, jei pasiseks prie šio produkto, dirbsi ne 1 metus. Galbūt net visą likusį gyvenimą. Todėl geriau tai būtų kas nors, kas tau rūpi iš tikrųjų. Pradėk ką nors daryti. Visi turime draugų, kurie sako, buvau sugalvojęs kažką panašaus į eBay. Jeigu tik būčiau ko nors daręs, dabar jau būčiau milijardierius.
Toks mąstymas yra apgailėtinas ir apgaulingas. Turėti idėją panašiai į eBay dar nereiškia, kad gali sukurti eBay. Svarbiausia tai, ką darai, o ne tai, apie ką galvoji ar planuoji. Manai, kad tavo idėja vertinga, pabandyk ją parduoti ir sužinosi, kiek tau už ją siūlys. Tikriausiai, pakel galvą, tikriausiai atsakymas bus nedaug. Tu, kad matytumai, tu atsilikus ar kas tu yra? Tu baigia, Viskas, bus 9 minutės, baigiam laivą ir jungiam lovą ir mėgam. Jo, nes jau biškiau tikrai. Ką planktonas? Nu, klausau, skaitau, žiūrį. Esi labai tokia simpatulė, mažulė. Nu, tai irgi labai gražuolis. Giliau. Tikriausiai atsakymas bus nedaug. Kol nepradedi, ko nors daryti, idėja ir lieka idėja. O idėjų turime visi. Stanley Kubrickas taip patarė jauniems kino kūrėjams. Pasiimkite kamerą, juostos ir sukurkite kokį nors filmą. Jisai suprato, kad jeigu bandai kažką naują, reikia iškart pradėti kurti. Todėl reikia griebti kamerą, paspausti rekordį ir pradėti filmuoti. Taip, aš irgi visą šitą aš irgi sakau žmonėms. Mažiau šnekėt paimti ir daryti, neapsikraut. Ten dar liko kelios Kaip Artūras Artist Arch irgi ten apsikrauna dėl tokių smulkmenų, kad nafik. Aš sakau, seniai susimastyk, jeigu žiūri video. Idėjos yra pigios ir jų yra daug. Pradinė idėja yra tokia smulki verslo dalis, kad ji yra praktiškai nereikšminga. Daug svarbiau yra tai, kaip ją išpildai. Tai sakau, mes jau su Giedre laukiam išeino šitų mikrofonų, bus prankai nerealūs, aš irgi jūsų darysiu. Jo, aš irgi sakau, kai renginį darytume, tai spontaniškai, tiesiog imti ir daryti. Tai aš sakau, paimim darom vestuvės ir viskas. Nieks neįs žiūrėti, ką išprotėjęs gaidys šneka. Niekam neįdomės išprotėjęs gaidys. Viskas. Toliau. Laiko trūkumas nėra pasiteisinimas. Vienas dažniausių pasiteisinimų - neužtenka laiko. Žmonės sako, kad norėtų įkurti įmonę, išmokti groti kokiu nors instrumentu, kažką išrasti, parašyti knygą ar dar ką nors, bet para tiesiog tam per trumpa. Baik juokus. Jeigu laiką leidi tinkamai, jo visada atsiranda ir negalvo, kad reikėtų mesti įprastą darbą. Pasilik jame, o savo projektą plėtok vakarais. Užuot žiūrėjęs televizorių ar žaidęs World of Warcraft, plėtok savo idėją. Užuot ėjęs miegoti 10 vakaro, eik miegoti 11. Mes nesiūlom visai nemiegoti ar dirbti po 16 valandų per parą, bet siūlom susitaupyti kelias valandas per savaitę ir jas išnaudoti. Tų kelių valandų per savaitę užtenka kam nors pradėti ir vykdyti. Kai pradėsi daryti, sužinosi, kaip rimtai esu nusiteikęs vykdyti savo projektą. Jeigu neišdegs ir toliau dirbsi kaip dirbai kasdienime darbė iki tol, nerizikuoji nieko daugiau, tik trupučiu laiko. Ačiū visiems, mes su Giedre einame miegoti ir filmuosime kaip gulim ir toliau srovime. Gerai. Na ką, skaitime toliau knygą nedirbk ir skyrius. Bet tai kaip vestuvės, jeigu tu mane Pasipiršiu, tai pasipiršiu. Miegot. Eini stiervai lovai ir rengiesi gerai, pasikaposim biškelį. Oh yeah! Tuoj, to neišjungiu, palauk. Eik. Kokia knyga, taigi įkėliau aš jau. Kėliau viską.